Man sudarė programą, žiūriu, nesuprantu šios. Tai Ramūnai, tu manęs prašai labai ilgą ten laiką tos programos, bet sakau, aš nedarau dabar tų programų. Nori pasidalinti programą, galim revyvą iššauti. Gali nesakyti, kieno. Bėgimo per dieną 2 kart. Bėgimo per dieną 2 kart? Po 4 minučių? Tu, tu. Eik tu na. What? 2 kart per dieną ar per savaitę? Ir pratimų dahuja, tai 2-3 valandas ten sportuot kasdien. Eik tu nahui. Wow. Prieš 3-4 minučių bėgti po... Ne, viskas. Pasakyk, kas darė programą. Eik tu na, viešai išpizdavosim. Įdzi ты на... Ёб твою мать, блядь. Eik tu na, klausyk, o laikėsi programos bent jau? Kad sakyt, kad neveikia, ką? Bet tai pažiūrėk, nėra čia kur bėgti. Sakai, bėgiot čia reikia. Nematau kardio nieko. Gerai. Krūtinė. 1, 2, 3, 4, 5 pratimai. Svoriui mes kažkiek sportavęs, va. Bicepsui 4 pratimai, net bicepsui. Bicakui praktiškai kaip krūtiniai. O kodėl krūtinė su bicepsu? What the fuck? What the hell? Iš vis pirmą kartą tokį šūdą matau. Čia kai būna push-pull programa, tai čia atvirkščiai, tu darai spaudimą ir tada random bicepsą padarai. Gerai, 5 pratimai. Štangos spaudimas gulint. 5 serijos. 5 serijos. 12, 10, 8, 8. Bet taip serijos tai 5. Treneri, blėt. Priėjimai 5, o kartojimai 12, 10, 8, 8. Tai ką man daryti vieną seriją? Treneri, blėt. Pamiršai savo šabloną pakeist biškį. Treneriukas. Nu, ką aš pasakysiu, naujokui užtektų šito pratimo. 3 serijų. Ne tai, kad naujokui, o žmogui, kuris nori numesti, tarkim, svorio, ne? Ir šito pratimo. Nu, maks užtektų. Maks. Viskas. Bet jis dar įpysavo, nu gerai, dar suvedimą ant kampų. Nu gerai, bodybuilderis. Tada dar plus spaudimas treniruoklyje. 4 serijos po 12. Eik tu, na, čia per pus daugiau serijų, negu aš darau per 2 treniruotės. Vien krūtiniai. Rankų suvedimas sėdint treniruoklyje. Peteliškė. Peteliškė. Nu ir tada bicepsui. Lengvi 4 pratimai. Rankų lenkimas su štanga. Rankų lenkimas su hanteliais. Kuom jie skiriasi dabar? Vat kas nuo to pasikeis, treneri? Kad aš su štanga darysiu ir su hanteliais. Vat kas pasikeis? Atsakymas nieko. O kam daryti tada 2 skirtingus pratimus? Atsakymas bibišyna. Tiesiog rankų lenkimas su EZ štanga. O, vėl su štanga. Bet vėl su štanga. Dabar jau su EZ štanga, matai? Škoto suolė. Bet sakė dar, kad kardio, sakė, kad treneris dar kardio davė daryti jam 4 minučių prieš treniruotę, tipo prieš ir vėliau po. Čia neparašyta. Žinai, kodėl čia neparašyta? Dėl to, kad šitas treneris spėjus turi šitą šabloną padarytą. Jisai, kai siunčia klientams ką daryti, jisai pakeičia va šitus įpisa, priėjimus skirtingus, čia pakartojimus viskas, daugiau nieko nedaro. Tai jisai net negali čia parašyti, kad tipo, padaryk prieš treniruotę kardio ir po, žinai. Nu jau viskas, jau per daug darbo, na ką aš čia trinsiu, per daug darbo. 100 eurų už tavęs bus. Kiek mokėjai už programą? Kojos, pritupimai. 12, 10, 8, 6. Kojų tiesimas treniruoklyje. 4 po 15. Kojų spaudimas leg prese. 4 po 15.
Pritupimai hekskvate. 4, eik tu, po 15. Pritupimai kėdutėje. 4. Kas čia, blėt, Kas čia per iškrypimas, na? Kam žmogui iš vis, kuris nori svorį numest, daryti tokias treniruotės, kur skirstyt keturgalvį su dvigalviu? Jo, va čia dvigalvis. Eik tu, na. Įdėtina. Ta programa man 120 eurų kainavo. Man ašaros bėga, aš nemeluoju. Aš verkiu. Aš realiai apsiverkiu. Aš jums prisėgiu, aš verkiu. Čia yra šablonas. Čia, va šitą šūdą, ką jis tau čia atsiuntė, čia yra, jisai nusiuntė lygiai tą patį, nu, maks vieną pratimą, va, pakeitęs kažkokį ten, žinai. Ir kitiem išsiunčia. Tu supranti šitą dalyką? Šitas šūdas, va, pirmas dalykas, aš kažką pasakysiu, jisai nėra tau. Čia ne tau programa. Čia keturi. Eik tu, na. Pilvo presas, pečiai. Tada po pečių spaudimo treniruoklė. 12, 15, 12, 12. Mostai į šalis su hantelį stovint. Virvės trauka su trosu. Ir tada dar kojų eini kojarint. Ai, dar blauzdu ant. Pasižiūrėkit, pritupimai. Po pritupimų jau būna dažniausiai, tada aš, tarkim, einu įtupsus padaryti, ne? Viskas. Padarau įtupsus, tada pas mane dar vienas, kas pratimas gali būti keturgalviai, nu aš ten kojų tiesimus padarau, ne? Keturgalviai treniruoklyje. Čia pritupimai, kojų tiesimas, leg presas, hack squatas, blėt. Pritupimai kėdutėje, blėt. Kas ta kėdutė? Į kėdutę dar tave sodina, pritupimus daryti. Eik tu, na. Ir visur pritupimai. Tai kam daryti pritupimus kėdutėje, jeigu tu darai čia pritupimus? Kam daryti pritupimus heksvate, jeigu tu čia darai pritupimus? Pizda. Čia tas pats kaip su bicepsu, tas pats šūdas, blėt. Su štanga, blėt, darai tipo lenkimus. Nu ir dar su hantelis padaryti lenkimus. Tiesiog. Gerai, žiūrim. Trečia treniruotė. Tricepsas. Rankų tiesimas. Tiesi rankena. Ką, blėt? Blėt, ką? Eik tu, man. Rankų tiesimas, tiesi rankena. Ką? Rankų tiesimas virvė. Kas čia, blėt, per šūdas? Kaip tu supranti, kas čia parašyta yra? Aš, blėt, 19 metų sportuoju, aš nesuprantu, ką jis čia parašė. Rankų tiesimas, tiesi rankena, blėt. Kokia rankena? Kur? Kokia? Su linu daryti, su hanteliu? Kur? Kokiu kampu, blėt? Eik tu, na, taip nuskemino bičą. 120 eurų. Rankų tiesimas atvirkščiai paėmus. Tiesi rankena. Blėt, kas tu? Ir rankena. Nakui, blėt. Pizda. Tiesi rankena. Atsilenkimai atgal. Kurva, eik tu, nakui. Nupistų, nakui. Atsilenkimai atgal. Atsilenkimai atgal. Blėt, atsilenkimai atgal. Kurva. Atsilenkimai atgal. Pala, numetė, dalį programos numetė. Žinutė. Tai kardio tada jie yra laiptais, kem 5 minutės ir užteks. Kem 5 minutės ir užteks. Yra viskas, aš į žimplius einu. Tai yra ten. Kiek bandžiau Šiauliuose, jaučiu žimplius geriausiai. Ant laiptų kem 5 minutės paeik. Ir tada full body. 4 visų pratimų, kur sudariau ratuką peikį ir viską bus dan. Aš iš vis nesuprantu, ką jis įrašo. Čia pirmas dalykas. Ant laiptukų, kem 5 minutės. Blet, suprantu, gerai, ėjimas. Jeigu tu dar eini, jeigu tu dar eitum ant treniruoklio,
Tai kem 5 minutės dar gali pasivaikščioti, žinai, dar lietai. Nu, tiesiog eit, ane? Kem 5 minutės ant laiptukų. Čia bet kuris bent ant laiptų bent kartą pavaikščiojo, žinos, ką tai reiškia. Čia jau po 3 minučių jau pizda bus ant laiptukų. Ir tada dar eit, dar plus 15 minučių, tai kem 5 minutės. Ir tada full body. Tai čia viršilos programa. Ne, aš 100 sakau. Aš 100 klausiu. Ne, Ramūna, aš 100. Čia ką, tai viršilos. Tali trauka hameryje. Viena ranka. Čia tipo šitam? Tipo į šitą įsėdi ir darai vieną trauką, ar kaip čia daryti? Eik tu, na! Kas tau darė šitą planą? Eik tu, nakui. Čia nieko nėra, iš vis. Kas čia? Tai palauk. Čia viskas? Čia visas planas? Čia visas planas. Apytiksliai 2705 kalorijų. Tai tu nori pasakyti, kad jis čia taip gerai paskaičiavo, kad 100 gramų avižinių dribsnių plus kupas proteino yra tas pats kaip šitie blynai arba tas pats kaip šita duona, taip? Ok. Daržovės, tiesiog daržovės įpiso. Tiesiog daržovės, nieko neparašė, daržovės. 200 gramų baltymų, karoči. Tikslas numes svorio 200 gramų baltymų. 8-5 gramai riebalų. Aš jums nemeluosiu, aš panašiai valgau tiek. Čia aš panašiai tiek valgau. 125. Šitas retardas tau padarė programą, lyg tu svertum 125 kilogramus, blėt, ir būtum bodybuilderis. Supranti, apie ką aš? Nahui tau tiek baltymų valgyti. Kam? Tipo, kad tu tiek sveri, tai tipo būtinai pagal maždaug kiek tavo svoris, čia reikia tiek ir baltymų valgyti, žinai. Dzin, kad pas tavę, supranti, yra viršvoris, tu nori svorį numest. Tau tikslas numest svorį. 3 kalorijų metimo svorį. Nu tai o ką? O ką? Vieną dieną. Tu gali iš vis nesurinkti riebalų, tu gali surinkti daug riebalų. Ane? Tu gali daug surinkti riebalų. Vieną dieną tu gali surinkti daug skaidulų, kitą dieną gali nesurinkti iš vis tų skaidulų. Basmati ryžių vištienos filė nėra riebalų. Riešutai yra 3 gramų. Čia bus kokie 15 max gramų. Mažiau gal net riebalų. Daržovės čia nėra riebalų. 10 gramų max riebalų. 2 pilni kiaušiniai. Ok. Mes surinkom apie 3 kažkur gramų, 3-5 gramus riebalų. Riebalų. Apie 8-5 gramai, pohui, va taip tiesiog apytiksliai. Kurva, nu tai kas čia per planas? Viskas, blėt, apytiksliai, kurva, 8-5 gramai riebalų. Skaidulų iš vis net nesurašyta skaidulų, tokį dalyką mes iš vis net negalvojom, ne, bet nėra skaidulų. Daržovės, pohui, valgy, ką tu nori, daržovės, tiesiog daržovės. 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 Daržovės pas mus neturi tipo, kalorijų, taip išeina. Mes galim kiek nori valgyti. Aš su keto dieta iki 100 kg buvau nusimetęs. Sakau, viršilą darė. Tu rimtai čia viršilą darė?